pavyko nupirkti M4. Nu ką, atvežė lavonėlį. Pagal aprašymą yra waterfludas, skenduolis. Stebėk čiurkšlę. O, papa! Labas. Tai pavyko nupirkti M4, galbūt ne tokio, kokio norėjom, bet vis tiek pavyko. Žodžiu, jisai pagal aprašymą yra waterfludas, skenduolis, bet vizualiai pažiūrėjus nesimato jokių didelio skendimo požymių, ta prasme, kad jinai ten prastovėjus vandenį, ar ten pilnas salonas vandens, ten pilnos lempos, nes kartais tas waterfludas, skenduolis būna tikrai žiaurus, ten dumblas salone. Bet čia tvarkingas, gražus salonas, vizualiai visai tvarkingai, gražiai jinai atrodanti. Tai mano spėjimas būtų, kad tiesiog kažkur tais ar per liūtį, ar kažkaip tais žmogus važiuodamas šoko balą, ar į ežerą įvažiavo, visko būna. Tai trumpai tariant, aš galvoju, kad variklis yra gavęs hidros smūgį, kadangi yra įsukta tempimo kilpa, reiškia, jinai pati jau nebevažiavo, variklis neužsiveda, po kapotų nuotraukose matom, kad yra nuimti oro filtrai, tai galbūt kažkas kažką tikrino, ieškojo, žiūrėjo, kaip sakiau, variklis pažymėta kaip neužsivedantis, tai mano nuomonė, kad yra įvažiuota į kažkokį vandens telkinį, variklis gavo vandens, įvyko hidros smūgis ir viso gero. Tai kai atvažiuos, galima bus įsivertinti ir pažiūrėti, kas yra iš tikrųjų, kaip jinai atrodo, apskritai, kaip atrodo kėbulas, vizualiai jau gyvai, nes čia nuotraukose nelabai ką ir pamatysi, ir koks yra iš tikrųjų defektas. Kas ten tam salone darosi, ar iš tikrųjų tik tai variklis gavęs vandens, ar ir daugiau kažkokių aplink komponentų, ar salonas pats gavęs vandens. Ir žodžiu, matysim. Matysim, kai atvažiuos, o dabar laukiam, kol ji atplauks į Lietuvą. Ir susitiksim jau prie jos apžiūros. Iki greito. Nu ką, atvežė lavonėlį? Įdomugi, kas ten slepiasi? Ar geniukas po kapotu, ar klynas? Nes variklis greičiausiai, manau, kad neprasisuka, nes neužsiveda ir aukcione buvo parašyta, kad waterfludas. Tai švaistiklis out. Ateik, pažiūrėk, kokios sėdynės gražios. Čia Rekaro. Va, žiūrėk, atsisėdi. Va, viskas, matai, va. O, laikau pedalį. Brum, 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 brum. Tokį biškį pavargus, nuvargus, nupersta, nudreskyta. Tai va, įsistūmėm į vidų aukso voką, aukso gabalėlį. Galim truputėlį apie aplinkų pažiūrėti, kas iš kėbulo yra matoma. Priekis, bamperis sumaitotas šiek tiek. Ten dažiukai pasilūpę, ten man šitas apiplovimas, biški kažkoks įlindęs į vidų, žodžiu, ten matau grotelės kažkokios nėra. Žodžiu, toks biški padarkytas. Sparnas kaip ir pusė velnio pradžioj, trūksta koverio, durelės palankstytos čia. Šitas sparnas kaip ir liktai pusė velnio. Bamperis kažko biški ne savo vietoj, čia tarpo nėra, ten kažkas tai biški kampukė difuzorius nuimtas arba nukritęs, gal dažyt, gal nedažyt. Bagažinė kaip ir pusė bėdos, spoileriukas tai šiukšlė. Čia biški keli palankstimai yra matosi, durelės, kažkoks čia neliesiu gal kakalas, bet kas čia sparnas dar kaip ir pusė bėdos, stogas irgi pusė bėdos, žodžiu tokia pusiau, kažkiek gal reiks padažnėt, bet liūdna spalva, labai sunkiai dažosi, labai sunkiai atsigaudo, tai bus matyt. O šiaip tai nusiplaus, matysis daugiau. Tai iš esmės dabar, ką mes matom, tai faktas, kad susitvarkys. Bamperis, nežinau, galbūt tas pats, galbūt kitas užsidės, nes, žodžiu, atšvaitai čia eina, tai jų neturi likti Europoje nėjo. Dar nežinau, bet manau, kad darysis LCI konversija, tai keisis priekinės lempos, keisis galinės,
galinės bus matyti drakonledai, kaip aš vadinu. O ledai, man drakonledai. Nesąmonė, bet ką, žmonėm reikia, prašom, Ratukai, kažkokie bombiniai, nežinau, matau pažemintą biškyrą, reiks pasikelus pasižiūrėti, kas per spiruoklės čia sudėtos, bet jeigu nesudėtos, tai sudėt spiruoklės, uždėt griežtus ratus, sudėt visas apdailas, lipas poslenkščiai, difuzorius, spoileris ir va, ir iš lauko turėsim tokį. Ką salone turim? Salone neturim sėdinių. Neturim, tai nieko baisaus, įdėsim taburetę. Iš tikrųjų, tai liko sėdinės Vilniuje, nes reikia jas daryti, tvarkyti. Salonas iš tikrųjų nutrintas baisiai. Čia vairiukas toks lavonėlis, apdailos visos tokios nelabai. Čia visur va, jau košę pavirtę. Ten durų apmušimas irgi nelabai. Trumpai tariant, pavargęs amerikonas. Atplaukė jinai iš Amerikos kaip skenduolis, bet pati jinai iš savęs, nėra skendus, matyti kažkokią balą, šoko ir varikliui kapец. Tai iš esmės variklio defektas čia o ne skenduolis, nes nėra jokių požymių, kad jinai skendus. Nei kažkokio vandens lempose, nei salone, kaip ir tik tai variklio problema bus, tai vat irgi žiūrėsim, kas ten slepiasi. Ar variklis iš vis prasisuka, ar neprasisuka, nes galim pažiūrėti, kas ten trūktelėjau. Pažiūrim, ką čia mums paliko. Paliko, va tai va, kažkoks užbombinimas buvo padarytas Amerikoje. Kažkas biški gal paburta, kažkas biški gal padaryta. Kad stipriai daužta būtų buvus kažkada, tai nesimato, nes nei varžtai, nei kažkokie tai germetikai originalūs nepažeisti. Tai nepanašu, kad buvo sukinėta, ardyta, daryta ir panašiai. Tai dabar tik tai kažkas Amerikoje išėmė filtradėžes. Gal tikrino kažką, gal žiūrėjo, gal rado, gal nerado. Bet mes paieškosim problemos giliau ir savaip. Tai va, čia toks va momentas. Bėgimo nėra, atsinešiu boosterį. Prožektorius įsijungia. Gerai, garsai yra. Atsidarom iš pradžių bagažą. Pažiūrim, ką čia mums yra sudėję. O, kaip gražiai nuimta išmetimui. Taip. Filtradėžės yra, ortakiai kažkokie yra, kažkokie tai, čia originalūs dar sudėti. Tu matai, kokie geraširdžiai pasirodo. Tai supratau. Greičiausiai buvo sudėti sportiniai filtrai ir juos tiesiog nusijėmė, nes iš šitos vietos sprendžiu, kad buvo pašalintas momentas, nes trukdė jam. O gal ir ne, gal klystų. O, bamperio detalė yra, kurios, sakiau, trūksta. Akumuliatorius yra. Čia kažko yra, servetėlių. Kažko yra, bet nedaug. Gerai, dabar galim pažiūrėti, ką daro starteris. Laikom stabdį, palaikom ir duris. Degimo nėra. Paklibintai boosterį. O, pažiūrėk. Mėnulis. O! Kas čia? Supratau. Turim neprasisukimą. Tai, negaliu atsižiūrėti. Tai gal pabandom užsistumt ant keltuvo, pasikelt, pažiūrėti, ką mes turim iš apačios per vaizdą, kas sugadinta, nes Amerika pakrovime labai mėgsta sugadinti pusę dugno apsaugų ir, žodžiu, visą dugną suvaryti, nežinau, kaip jie ten su kuo jie ten daro, bet palyginimui iš vokiškų aukcionų krauna ant ralų lygiai taip pat su autokaru, su šakėm kelia mašiną, uždeda ir atvažiuoja tvarkingos. Jokių ten sugadinimų, jokių sulankstymų, jokių sugadintų dugno apsaugų, o Amerika visada, šakės sulankstytos, nubraukytos, apsaugos suplėšytos. Trumpai tariant, pakelsim, pažiūrėsim, varom, pastumsim.
kažkas buvo labai negražus, nes užtamsinti visi langai. Dieną kieme nepamatysi, kas sėdi. Pasimsim prožektorių. Tuoj prieisim. Nu va, jau ten gale matosi, ten, nu vienu žodžiu. Ką mes čia turim? Tai, kaip ir sakiau, taip, hašerai, gumos suplyšusios, čia tokie va visokie. Tuoj apžvelgsim nuo dugno į šonus, ką mes čia turim skanaus. Tai va, kad brūkštelta nepanašu, čia kažkoks tai matau. Ai, supratau. Pažiūrim. Dėžė vietoj, viskas čiki. Nu tai va, tai ką? Va, šakės tokios pabraukytos, čia dar gražu. Ratai irgi pabraukyti iš vidaus. Tai galit spėt. Nuo ko? Teisingai, nuo šakių. Nu tai va. Čia tai aišku, greičiausiai šoko į balą, kaip sakiau, ir gavo gurkšnį vandens, bet trikampiai nulaužti čia kaip ir vietoje, čia biški va taip va, nieko tokio, čia jau nėra, žodžiu, čia kaip ir pusė bėdos, tai driftino žmogus. Tada kas čia toliau, nu tai dėžės apsauga jau matėm kokia liūdna, dar šitos apsaugos sąlyginai neblogos, čia sulaužyta viskas aišku, čia taip pat sulaužyta. Šiaip dar dugnas, sakyčiau, nėra toks liūdnas, kaip dažniausiai būna. Padangos žieminės, tarp kitko, čia su dygliais, va, labai daug mažiukų, tokių dygliukų, gal kokio žmogaus voro, žinot, iš pirštų išlenda tie spigliukai, tai čia va, panašiai kažkas tokio, blema, sienom gal gali važiuoti tą mašiną, nežinau, nes abi pusės tas pats, labai kažkaip įdomiai. Nu ką, nu neblogai viskas čia atrodo, porą apsaugėlių, porą kažką ir viskas, nežinau, galim, tuoj dar greitai pasižiūri, nu čia biški kažkoks tai trūkumas, čia tas, biški kažkas ištrūkė. Karbonas labai geras. Opa. Labai lengvai plyšta, kažkoks tai činija. Taip, manau, kad mums reikėtų biškai nusimest čia. Atsistumėm įrankių komplektuką. Opa. Taip, susirandam dėžutę kokią nors. Čia jų yra, ai, nu va, paprastai čia. Greitai man tik tai įdomu pasižiūrėti, ar variklis su ranka prasisuka nors kiek ar ne. O, čia kažkas jau biški buvo lindęs, matau. Netokie varžtai čia turi būti. Va, čia išsukau šitą. Toj pačioje vietoje išsukau didesnį. Man tokie dalykai nepatinka. Turi varžtai būti tokie, kokie turi būti. Aišku, čia smulkmė, bet, nu, vizualiai negražu. Man patinka, kai būna vienodi varžtai. O, gerai, kad sulūžė. Priėjimas puikus. Šitai va biški irgi palūžus. Bet čia dėl tiek, tai galima sutvarkyti ir viskas. Vis tiek čia dažna problema žemų mašinų ir uždedi naują. Dar nespėja mašiną išvažiuoti į pardavimą. Jau būna, tai lipas nubrauktas, tai dar kažkas. Tepalo radiatoriukas va palenktas. Iš čia va galima pasižiūrėti, matosi. Turim eiti lygus. Nusileisim dar tepalą, pasižiūrėsim, kiek iš vis tepalo yra, ar yra. Galbūt reikėtų į kažkokius tai kanistriukus susipilti. O, vėl skirtingi varžtai. Nu, čia jau net sukt nereikia. Taip, turim šiokių tokių tepalo prasisunkimų ir ne iš viršaus, nes dar mėgsta dangtelio tarpinę leisti ir lošia tiesiai ant veido vanduo. Tai čia kažkoks šlapumas yra, bet neaišku kol kas iš kur. Vairo kolonkė tokia įdomi. Čia kaip ir nieko, nelabai gražu čia. Kažkokie blemba palankstymai keisti tokie. Nu ką, pabandom nusileisti tepalus. Kur čia nusileisti tuos 6 litrus, jeigu čia yra 6 litrai. Uik tu sau. Kas čia šitai šlykščiai prisuko. O ir tepalam gerai, ir kojas nusiplaut galima. Viskas pagalvota. Kai tepaliuko nenuleidinėjam, eisim kojas išsiplausim. Kažkaip nesisunkia tas tepalas. Tuoj pažiūrėsim, kas čia bus. Stebėk čiurkšlę! O, papa! Nėra blogai. Tai nenuostabu, kad tas variklis neprasisuka, ar ne? Čia tai gražu.
Biški gal minimalistiškai rudelės yra. Ai, tai tenais. Aha. Taip, stovėjo kažkokie filtrai, nes va išpjauta. Skylės išpjautos, greičiausiai buvo įkišęs kažkoks tai greičio fanatikas. Čia va filtrus, mėgsta jie čionais, kad filtrai būtų, kad orą gerai gaudytų. O situacija paprasta. Vandens yra variklyje, jau gerai. Kažkokie skysčiai yra, tikrai. Antifrizas, vanduo. Liuks, tepalo labai mažai, mažiau negu vandens. Neaišku, kur jisai iš vis dingo tas tepalas, ta prasme. Dar reikia pasižiūrėti, pakėlus gal kur nors skylė kokiam blokė yra. Bet traukiam lauk variklį ir darom kapitalinį remontą, jeigu dar įmanoma jį padaryti. O tą pamatysim tik išardę. Jeigu nėra baisių kažkokių pažeidimų, tai padarysim kapitalinį ir piešim čia saulę. Dar va truputį nusiimsim kelias plasmasės, kad jos nekabėtų, nes vis tiek šiukšlė išmetimas. O, padangos truputėlį ne pagal dydį, šiek tiek brūžina metalą. Tai iš esmės, kaip ir sakiau, planas traukiam variklį lauk, pasižiūrim, kas darosi dėžėjai reduktoriui dar prie to pačio, bet manau, kad čia buvo sportinių filtrų pagalba šitas visas vandeniukas variklyje, nes mano manimu čia stovėjo filtrai, todėl kad yra šiokių tokių modifikacijų, uždėti dompaipai, change paipai ir gal dar kažkas tai jai padaryta. Tai iš esmės 99% kad buvo sportiniai filtrai čianais ir lėkė kažkur į balą, normaliai užčiulpė ir va, ir turim hidrosmūgį greičiausiai. Tai variklį iš vidaus pamatysim, kai išsiimsim ir išardysim. Apsižiūrėsim viską dar kartą, pasidarysim sąrašą, kurių reikia plasmasių apsaugų iš dugno, kas sulankstyta, sulaužyta, sugadinta, žodžiu, reiks keisti. Vis tiek nusiminėsim priekinį bamperį, per tą laiką nuspręsim dėl priekinių galinių lempų. Ir va, ir dabar galima dar nusileisti. Spiruoklės už tai turim, nereiks dėti žeminančių. Jau jinai sužeminta, HR, viskas ok, bet kadangi stovi dompaipai, jinai vis tiek važiuos į Vokietiją, tai reikės greičiausiai statyti katalizatorius. Tai gal kas turi, ar duokit. Keičiam su mano priemoka ir viskas. Na, koverio reikia, veidrodėlio nėra, pametė kažkur baloj. Žinoma, nulupt langus reikės, nes aš labai gražus, mane turės visi matyti. Va, dar apsižiūrėsim, ką reikia daryti ir kol variklis bus išimtas ir darysis. Aišku, neatmetamas variantas, kad variklio reiks ir kito, bet vis tiek pirmoj pradžioj išsiemam šitą variklį, serdom ir žiūrim, ką turim. Čia galim privert. Tam tarpe dar apsižiūrėsim dar aišku ir galinius apmušimus, bet iš esmės nusiemam priekinius durų apmušimus, duodam tvarkyti, restauruot vairą, nuimam, duodam persiūt, prieš rūko mygtuką duodam perdarimui, spidometrą duodam perdarimui. Iš esmės kaip ir daugiau nieko nėra. Pasiimsiu galbūt dar pasišviesti. Tai iš esmės, o Jėzau Marija, suklupau, ką mes čia dar turim. Nu, vairas tai toks, nu tai kaip ir sakiau, čia va turim tokių negražių kažkokių tais atsilupimo ar kažko, bangų kažkokių, žodžiu, reikia pertraukti odą. Čia kaip ir viskas švaru, gražu, tvarkinga. Galas tvarkingas, viskas kaip ir kažkokį tais turim, va čia va kažką, tai kažkam čia nepavyko, kažkas tai. Nu, iš esmės salone nieko baisaus. Vairas, durų apmušimai, kaip minėjau, sėdynės paliktos jau tvarkyt. Šitas gal toks biški jau pavargęs, galima irgi duot, sutvarkyt. Tai šiek tiek meilės, šiek tiek prisilietimo ir salonas bus kaip naujas. Va, tokie va ir reikalai. Tai apžiūrėjom viską. Tai va, toks džiaugsmas ir pasimatom prie variklio. Iki. Ne tu pametėjai? O, išpurvinau, labai atsiprašau. Parašyk adresą, parsiųsiu.